Porą klausimų tau, kas tikrai bus įdomu visai auditorijai. Papasakok man, iš ko susideda operacinė. Tai operacinė tai yra kambarys, bet jame yra daug svarbių dalykų. Taip? Ir dažniausiai operaciją neįsivaizduojame be anestezijos komandos. Ir mano anesteziologai ir visa anestezijos komanda dažniausiai bazuojasi čia. Jie turi labai daug visokių protingų mašinų ir čia yra jų galas. Kas čia yra? Čia yra narkozės aparatai. Tai jisai palaiko žmogaus kvėpavimą dirbtinai? Narkozės metu jisai yra automatizuotas ir pats anesteziologas jau neturi kvėpuoti, už kvėpuoja robotas, taip sakant. Visi raumenys neveikia. Aš manau, kad daugelis žmonių nesupranta iš tikrųjų, kas yra pilna narkozė. Tai šiaip yra labai gera tema, nes aš esu buvęs pilnoje narkozėje ir mes tiesiog paklausė krūvos klausimų, aš nuėjau, užmigau, pabudau, viskas to man baigėsi. Taip, tai būtent tai yra pilna narkozė. Gerai, einam toliau, kas čia būna? Jo, o šita, sakykime, operacinės pusė jau yra mano, vadinkim, tai yra mano komandos, kur yra chirurgas, yra instrumentatoriai, yra mano asistentas, su kuriuo jau mes čia įsidedam dažniausiai visus instrumentus, pasiruošiam operacijai, kad jau kai pacientas užmigdytas yra, mes galėtume sklandžiai daryti visus suplanuotus dalykus. Gerai, dėstytojau, turiu klausimą. Ar čia būna kaip mano sandėliukė, čia yra visi reikalingi instrumentai, ko tik tai gali prireikti, ar tik tai operacijai procedūrai parinktas rinkinys? Dažniausiai tik tai operacijai parinktas rinkinys, jie yra labai gražiai sukomplektuoti, kaip mes matom čionais, ir tu paėmęs veido į tokį rinkinį, surasi visų instrumentų, kurių man reikės veido operacija. Ar tai būtų veido pakelimas, ar kažkokio tai vokų operacija. Tiesiog dažniausiai suskirstom zonom, kad nesinešti viso garažo čionais, o turėti tik tai to, ko tau reikia. Šiaip visą gyvenimą maniau, kad iš tikrųjų yra visas garažas, bet man dar įdomiau pasidarė, kas sudaro reikalingų instrumentų sąrašą. Kiekvienas chirurgas savo parenka, ko jisai nori. Tas aišku priklauso nuo chirurgo ir taip, kokias tiksliai operacijas jis atlieka, kokią metodiką naudoja, bet tai dažniausiai tai būna, sakau, peiliukai, visokie įvairaus dydžio žirklutės ir daug atsarginių turbūt. Taip pat yra atsarginiai dalykai ir dar mes galėtume pamatyti, kad yra visokios skaros, gaziukai, indeliai, kabliukai, kurie reikalingi yra tam, kad tiesiog aš matyčiau, ką aš darau. Kas tai? Tai yra vienas iš chirurginių kabliukų, kad jeigu žaizda ir mano darbo vieta yra kažkur tai giliai, kad aš galėčiau audinius praskirti ir matyti, kas yra dugne. O už ko jis kabinasi? Dažniausiai už mano asistento rankos. Ai, tai supratau, tai vienas laiko, kitas trečia. Taip. Būtent.